Nu, ta tokia ataka, nes dabar labai, žodžiu, kažkaip tokios atakos nėra. Turi būti labai aiškiai, nes tokie sulyriškėjot kažkaip. Prašom bilietus paruošti. Nėra bilietų, visai atrodo. Gal vietos neužteks. Neturit bilietą? Nu, neturiu bilietą. Nu jau ten jau išparduoti. Tai dabar nei čia, nei čia. 1000 bilietų išparduota, o telpa 1500. Aš nežinau, kodėl jie pritrūko kėdžių, atrodo. Jeigu nesėdėt, tai bent stovėt. Už 15 minučių jau įleis, tai bus gerai. Kokia yra tos muzikos esmė? Tai yra nepaprastai paprasta ir kartu, žodžiu, tame paprastume yra savotiškas genialumas lietuvių tautos. Per paskutiniuosius metus esame mes visi pajutę didelius sujudėjimus Lietuvoje. Zitai labai buvo svarbu mūsų išvežti už geležinės uždangos. Aš iš meilės numirti galiu. Įlėkė Zita ir sako, tik jūs išleistų, viską galėčiau padaryti. Ai, galėčiau ir permėgoti su tais rupūžėm kėgėbistais. Jeigu būtų sužinoję, tai nebūtų neišėjus Luvė iš kalėjimo. Sakau, tai kaip tu, jeigu į pensiją reiks eiti, nu neisiu. Aš jau geriau darbe kojas pakratysiu. Taip ir pasakė. Atrodo, lyg surežisavo savo tą išėjimą. Nes man visą laiką rūpėjo viskas, visas kiemas, būtinai reikėjo visus sustatyti, sureguliuoti, būtinai su kokiais bernais pravadirka buvau visada. Ir man visada tas patikdavo. Man patikdavo tenais ir su tais bernais pasimušti ir kartais, žodžiu, aš niekada nieko nebijodavau. Man už teisybę kovodavau visą laiką. Tai tokia buvau visą laiką. Kažkas tai pastatė ten Zitai Kelmickaitei suolelį. Galvoju, Dieve mano, kur tu tą Kelmickaitę ant suolelio būtum pasodinęs? Jei čia reikia greitojo traukiniu pavadinti Zitą Kelmickaitę, kokį nors, nežinau, ten pirmą kosminį Lietuvos laivą, kokį nors tik ne suolelį.